Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną sekmadienis, kovo 16 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai antrą savaitgalį, antrą sekmadienį, tai yra BTC nusilofino ir labai panašus price actionas. Iš tikrųjų turėjom šeštadienį praeitą, tokį siaurėjantį range ir po to sekmadienį selofą. Ir šį šeštadienį turėjom irgi siaurėjantį range ir sekmadienį selofą, bet šiaip iš to, kaip dabar matau, tai šitas selofas kažkokį biškiai kitoks negu šitas. Nemanau, kad jisai preves prie new lows ir jau matom, kad jau net dabar atpirkinėja. Tai reikia žiūrėti reakciją, kai čia atpirks ir gal tada preves prie new lows, bet nebus kaip čia, kad grinai vienu birėjimu subirės, vis tiek bus kažkoks bounce'as, bent jau iš to, kaip dabar atrodo. Ir žiūrėsim, jeigu kaina toliau čia nurejectins, tai aišku tikimės pagal daily downtrendą, tikimės kaip ir naujų lows, bet vis tiek manau čia gal kaina užsisuportins ir tada turėtume tokią kaip ir confirmed range nuo 8.5 iki 7.8 ir tada reiškia dar per anksti kilti į šitą teritoriją virš 8.5. Čia dar daug rezistenso, tai dar kainai reikia pasitampyti. Kuo ilgiau jinai čia aišku nepakyla, tuo po to stipriau pakils, nes vis tiek čia jau pridėta labai daug shortų, labai daug liquidity, tai realiai kai bus tas breakoutas, tai čia pusę marketo vėl apsiverkia, sėdės likviduoti, kai shortina. Jo, tai tiek apie mažus timeframe'us trumpai apžvelgsim šiandien kaip visą laiką. 8 dienų timeframe'as susiklausina, taip pat sekmadienis, pažiūrėsim BTC dominansą, pažiūrėsim Etherį, Solana prieš BTC. Pažiūrėsim šiaip altcoinus, mano watchlistą praseisim pro altcoinus, pažiūrėsim, ar kažkas pasikeitė nuo praeitos savaitės. Ir jo, pradėkim nuo 8 dienų timeframe'o. Nu jo, 5 dienos iki close, dar anksti žiūrėti. Gal toks ir bus visas tasa per vykas, ne, tai jeigu vis dar per anksti ir tas 8.5 kaip rezistansas, tai turbūt grįšim čia padaryti žemesnį vyką, pažiūrėti, gal išimsim naują low. Kažkas tokio kaip vyklė atrodo, šiandien vyklį close'as. Nu jo, nesigavo konkrečiai toks variantas. Gan silpna vyklį žvakė šitą palyginus su šita, tai dar reikia laiko ir jau kaip ir užsikonfirminam, kad treidinam tada žemiau bensų vyklį ir žemiau 8 dienų bensų. Kol kas nenori kaina įlipti į juos staigiai, tai kaip ir atmetamas variantas kažkoks toks, kur buvo gal, kur close'as žemiau, bet po to iškart per porą žvakių užsiklausino prie highs ir tada paranino iki highs, tai kažkoks toks gal variantas, manau, labiau likely. Kaip tai galėtų atrodyti, pasižiūrėkim. Nu, kažkas tokio tipo. Nu jo, kažkoks toks spefas tada. Iki breakouto dar gerai porą mėnesių pagal šitą. Pakimarinsim žemiau bensų, čia gal net mėgins crossing, bet manau bus kažkas tokio irgi. Ir čia jau labai bus blogas sentimentas, visi galvos bear marketas, visi galvos žopą. Tada iš niekur nieko koks katalistas ir boom, BTC per savaitę, per porą savaičių
prie highs, all time high. Ir vėl visi normiai, kurie čia, karočiui, išsipanikavo, dingo iš marketo, pardavė viską, sugrįž čia ir vėl šoks atgal, nu nebūtinai 100K čia, kaip pavyzdys, bet kur gali būti, bet virš all time high, gaus notificationą, bet pumpina marketas būdus, let's go, vėl čia susipirk, sušoks ir tada vėl metus laiko čiopas. Kažkaip taip, ne? Nu, įmanomas toks variantas, manau. Kitas variantas bėriš, tai grįšim atgal čia, visiškai atgal į range'ą. Ir, nu, tada šiais metais, manau, nebus all time high. Tada smūkysim, gal net krysim biškį žemiau range'ą išsvypint, vėl grįšim atgal. Nu, ir tada realiai tas pats tiesiog daugiau laiko tai užtruks. Gal 2026, 2027 metais breakoutas. Tai realiai tokie du pefai. Kaip matau dabar, kas setūpinas, pala gal tą dar kartą. Taip. Nu, kažkas tokio. Arba breakoutas po gerų 3-4 mėnesių ir kai sentimentas ant tiek hujovas ir bėriš, nors kaina dar net neįfylino pilnai viso to range'o ir čia kažkur. Arba grįšim ir įfylinsim pilnai tą range'ą ir tada čia jau legit bear marketas prasidės, nes tada ir bens žali krosinsis raudonai. Ir tada kažkoks toks gal variantas labiau laiktėti, gal nekrysim tiek žemai. Jeigu pasiimtume tą pefą, pala. Kažkas tokio. Pik. Nu jo, grinai kažkas tokio. Labai irgi galimas variantas, manau. Išsvypint tą low. Ir po to all time high negreit, karočiui. Arba šitas. Nu, kažkokie tokie du pefai. Trečio varianto net nežinau, net nesugalvoju, koks čia galėtų būti trečias variantas. Nu, trečias tipo, kad sukrysim kiurai ir į nulį, bet, nu, nemanau. Ir nemanau, kad krysim žemiau vasarinę range'ą, žemiau PMK, nu, blet, mažai šansų. Nu, gal įmanoma, nu, aš irgi džiaugčiausi, pirkčiau dipą iš visų šaibų kiek eina, bet nemanau, kad gausim tokių gerų kainų. Jo, kažkiek tokie du pefai, manau. Total 2 pažiūrim, kaip išsilaikė šiandieną. Ai, dar daily nepažiūrėjau. Pirmą BTC daily pažiūrim. Nu jo, kaip ir jau eilinę dieną iš eilės minių, raudoni bensai, downtrendas į apačią, tendencija tokia, kad paliečiam bensus, tikimės naujų lows. Tai kaip ir čia palietėm bensus, nauji lows, palietėm bensus, nauji lows. Tai kol nesikeičia šita tendencija, kaip ir nieks nesikeičia. Palietėm bensus, tikimės new lows, jeigu per ateinančiai, nu, mėnesio dalį, porą savaičių. Kažkaip, kai nebus taip, bus lower high. Tai yra, jo, kai nepala higher low, jo, low, higher low. Tai jeigu palietę benzus padarysim higher low ir tada užsiklausinsim aukščiau šito levelio initial ir vėl atgal į bensus ir tada jie pabiški pradės flipinti žaliai, tai, nu, tada galėsim jau sakyti, kad kažkas keičiasi, bet kol kas tai o, raudoni bensai, downtrendas į apačią. Tai tiek. Ir vėlgi, nemanau, kad bus taip. Manau, kad bus net jeigu ir padarysim new low, vis tiek grįšim atgal čia ir kažkas tokio, manau. Ne, tas downtrendas toks labiau sideways.
į apačią krentantis. Nu, grinai kaip čia. Kur irgi tipo downtrendas, bet jis toks labiau krentantis į apačią ir vis atbouncinantis. Tai tiek. Tai realiai kaip ir po padarimo new lows tikimės atgal bounce'ų į bounce'us. Tai taip pat irgi būtų new lows, tikėtumės bounce'ų į bounce'us. Tai tiek. Jo, total doom. Nu jo, raudoni bounce'ai jau toj. Irgi prie total doom ilgai neužsisėdėsiu, realiai tiesiog grįžom atgal į šitą range'ą ir šiais metais all time high nesitikiu, jeigu ir bus kažkoks breakoutas, tai negreit ir į lower high, gal range'ą. Ir tas labiau bullish variantas, jeigu BTC gan greit breakoutins, tai ant total doom kaip čia atrodytų gal irgi kažkaip taip į lower high. Nu, sunku man matyti šiais metais jau total doom padarant naują high labai sunku. Nežinau, kas čia turi atsitikti. Kažkokios magijos. Daily. Nu, ta pati ir situacija kaip ir BTC realiai. Trekina labai panašiai BTC, viskas labai panašiai. Irgi ta pati tendencija, raudoniai bensai, downtrendas, palėtėm bensus, padarėm new low, padarom new low, paliečiam bensus, vėl paliečiam bensus, padarom new low, vėl padarom new low, paliečiam bensus, vėl padarom new low ir taip tol, kol kažkas nepasikeis kaip ir visą laiką. Tai tas pats irgi kai BTC, kaip padėsim bensus ir padarysim kažkokį higher low ir tada grįšim čia ir užsiklausinsim aukščiau šito initial levelio ir flipinsim bensus šaliai, tada galima bus kalbėti, kad čia kažkoks jau galimai bottomas ir tada galima bus paraninti iki highs. Bet dar ne dabar. Ja. BTC mažesnis timeframe'as. Nu jo, kaip ir minėjau video pradžioj, antrą savaitgalį šilės selofas ir, čia. Nemanau, kad bus kopija tokia pati, būtų per lengva. Manau, kad gal dabar grįšim čia atgal ir tas antras rejectionas žiūrėsim, ar prives, bet jeigu vis tiek vėl šita zona gan neblogai čia vėl ieškoti longų, manau. Obvious longas, kol laiko tol reik longint. Vėlgi nemanau, kad taip kiaurai sukrysim, nes, nu, sakau, jau du tokie buvo kiauri sukritimai. Ir tiesiog reikia laiko, gal ir sukrysim, bet ne dabar. Tai jeigu visgi 8-5k rezistansas ir nesugebėsim prasimušti, tai manau, paradinsim, grįšim. Išimsim čia gal šitą likvidity, vėl grįšim, vėl mėginsim ir gal tik tais tada kažkoks toks pefas. Tai manau, dar kol kas šitą zoną nuo low iki šitą low čia visur gan skaniai longai atrodo iki targeto 8-5k. Dviejų dienų. Nu jo, nesugebėjo paliesti bensų, tai reiškia dar yra likvidity ant jų palikta, tai kažkada palies. Gal čia ir bus tas, kur reikia dar laiko, kur dabar nesugebėjom. Pro 8-5k pasismaukysim čia prie laus, tada paliesim bensus ir tada bus nauji laus. Toks variantas irgi galimas. 8 valandos. Nu jo, kaip vakar sakiau, kad
Gražiai čia viskas atrodo, kaip ir pušina pro bensus, bando įsistatyti uptrendą, bet visgi šiandieną nusilofino ir net nesugebėjo flipinti šaliai. Grįžom žemiau, tai, kaip ir minėjau, kažko tokio, manau, tikiuosi. Kažko tokio. Vėl retestinta levelį, grįž čia, vėl retestinta levelį ir gal tik tada rimtesnis selofas, jeigu jisai bus, o gal ant šitą pumpą ir prasimušim. Tai neaišku. Bet rezumuojant, manau, į šitą zoną, ant šito. Šito laukaro čia longint normaliai, let's go, iki 85k. Kaip ir viskas, pažiūrim dabar BTC dominansą. Clear uptrendas, BOS. Tai, realiai. Nėra ką sakyt, viską patys matote. Vyklį žvakė užsiklauzino aukščiausiam taške per visą realiai šitą bullruną, tai BTC King, everything else trash, BTC dominance kyla, jaučiu ir USDT dominance'as kyla, tai rodo altcoinų visišką mirtį, šita žvakė, USDT dominance'as pakrytas biški, bet praeita žuva buvo gan stipri. Neblogai, svarbu, kad BTC dominance'as kyla, tai realiai, jeigu USDT pakrytas, tai galimai šaibos roteitinasi BTC. Ir iš USDT į stables, tai neblogai. Etheris prieš BTC. Naujo slow, naujo šviežio slow, GM. Toj grįšim į COVID levelius, čia, kur čia COVIDas buvo 2021, va čia kažkur, čia buvo COVIDas. Čia tas toks žiaurusis COVIDas, COVID alaus. Toj grįšim ten pat, GM. GM Etherio holderiam, tik pasakysiu, nieko nebesakysiu apie Etherį. Į nulį forever, karoči. Solana BTC irgi naujas slow, tai irgi GM ir Solanas holderiam. Vėlgi, tokioj bearish market'e, tai BTC vienintelis dalykas, kas domina, viskas kitkas trash, tai prasidės. Ir tai čia matau tik tais visą šitas rally, kuris bus, tai čia bus tiesiog bounce'as į bensus ir nauji lows ir forever bleedas į nulį. Aš nežinau, kas turi atsitikti su Solana ar su Ethereum, kad klipinti dabar tos bensus ir pradėti čia kažkokį rimtą rally prieš BTC. Tiesiog nematau jokioj galaktikoje tokios galimybės, kas galėtų atsitikti, kad padaryti šitos coinus tokius bullish, labiau bullish negu BTC, karoči. Taip. Rezumuojant, BTC geriau. Pažiūrim šiaip į altcoinus. Kas iš altcoinų atrodo neblogai, ko ieškau kažko tokio. Tai low, žalių raudonų bensų, tada higher low ir tada flipo į žalius bensus. Tai būtent tokio price actiono ieškau, grinai bottomo ir kažkokio, galimai pagauti kažkokį rally. BNB padarė low, padarė higher low, dabar lipa į bensus, kai flipins jo žaliai, gal bus įdomiai, dar biški per anksti. Etheris, nežinau, visiška šūdų krūva, karoči, apšė šiukšlyniai.
Solana irgi. Eteris ir Solana visiškai žiūkštiniai. XLM-as labiau geriau čartas atrodo negu Solanas. Nu, jo. Nu, o, tipo Atomas. Biški pabouncina. Tai norėtųsi kažko tokio. Išimčiau tuos highs, grįžti, retestinti, flipinti benzų žaliai ir pradėti kažką tokio. Bet, nu, taip aišku nebus. Tonas. Nu, irgi short squeezas tiesiog į bounces. Du keliai, arba taip, arba taip. Kodėl turėtų įvykti šitas kelias, net neįsivaizduoju. Gravitacija traukia žemyn, tiesiog short squeezas ir tiek. Nu jo, nieko gero, kol kas dar su altcoinais nėra, nematau. Nu, tokie pavieniai bandymai lipti į bensus, bet kol kas nieko, kas domintų labiau negu BTC. Apų bando atsigavinėti. Užsiklausins gal bensuose. Ir tada reiktų žiūrėti, kad laikytų šitą low. Kitas flipas į žalius bensus galėtų duoti čia gerą traidą apų. Apų geras mymas, blės. Nu, realiai kiti mymai labiau vyk. BCH. Jo, man rods. Dariau praeitą sekmadienį, atsimenu, kad čia buvo jo tipo tas pumpas ir sakiau, kad lauksiu ir žiūrėsiu, jeigu sugebės laikyti šitą low ir padaryti žalius bensus, tai BCH visai čia gal neblogai setupinas kaip bottomas, bet nu dar negreit. Dar tikrai ne šitoje apžvalgoje. Nu, kol kas nematau nieko, ką būtų verta atkreipdėmėsi. Visi čartai vis dar sulūžę, dar net kai kurie tik tais pavieniai bando lipti bensus. Tai dar anksti. Nu ir jo, kai total 2 taip atrodo, tai čia daug tikėtis nereikia. Jo, žodžiu. Kol kas domina tik BTC ir nuo to, kas vyks su BTC, priklausys tolimesnis marketo likimas. Ir jo, toks video. Susitiksime rytoj.